Sveiki visi, mano vardas Karolina Šoblinskytė ir šiandienos tema – ar tikrai moterims reikia mažiau valgyti negu vyrams. Ir mūsų visuomenėje gajus stereotipas, kad moterims reikia mažiau maisto negu vyrams. Ir padiskutuokime, kodėl moterims mažiau pasisekė. Yra kelios to versijos. Pirma versija, tikriausiai populiariausia, kad neva vyrai daugiau dirba. Bet moteris dirba namų ruošos darbus, irgi uždirba pinigus ir visais laikais dirbdavo ūkio darbus. Ir tas tiesiog nėra teisinga. Moteris taip pat dirba. Kitas mitas yra, kad vyrams reikia daugiau maisto, daugiau baltymų, vien dėl to, kad jie turi didesnę raumenų masę. Bet tas irgi neturi logikos. Raumenys nėra skirti deginti perteklinės kalorijas, nėra skirti apsirijimam, raumenys skirti darbui. Tad prie darbo vyrai. Trečias stereotipas yra, kad vyrai yra aukštesni, todėl jiems reikia daugiau maisto. Bet tas irgi logikos neturi, nes mažesni organizmai pagal proporciją sudegina daugiau kalorijų, sunaudoja daugiau maistinių medžiagų. Tai dėl to hobitai tiek daug valgė ir tai yra moksliškai pagrįsta, ne iš piršto laužta. Ketvirtas mitas. Vyrai tiesiog turi greitesnį medžiagų apykaitą, nes vyriški hormonai neva greitina medžiagų apykaitą. Bet tas irgi netiesa. Moterų medžiagų apykaita keičiasi kelis kartus per mėnesį, jų hormonai keičiasi kelis kartus per mėnesį. Ir jeigu sudėti visą ciklą moters, visą savaitę, pagal savaitę ten sudėti ir bus moterų vis tiek greita medžiagų apykaita, galimai netgi greitesnė už vyrų. Dar jie dangstosi biologija, gamta, evoliucija, bet tai irgi nėra logiška. Evoliucija yra viskas apie išgyvenimą ir reprodukciją. Ir kaip vyro apsirijimas gali padėti išgyventi rūšiai ir susilaukti palikuonių. Tai neturi logikos. Nes Dievas taip sukūrė. Tai tikriausiai tuščias stereotipas, dangstymas dievų, netgi šventvagiška. Kodėl Dievas turėtų sukurti pasaulį dėl vyrų savanaudiškų ketinimų, savanaudiškų troškimų. Ir tai neturi jokios logikos. Iš tiesų šis mitas, šis stereotipas kilo iš patriarchato, kai moteris buvo laikomos prastesnėmis, antrarūšėmis, jos buvo kaltinamos dėl visokio blogio pasaulyje, jos buvo kaip vergės, nors jos nudirbdavo daugiausiai darbų, vyrai patys pirmi apsirydavo, surydavo geriausią maistą ir moterims likdavo tik likučiai. Ir dėl to, kad jos buvo laikomos vergėmis, tai jų išlaikymas buvo kuo pigesnis. Ir dėl to mažiau mėsos valgyti ir apskritai mažiau valgyti. Tai tiesiog diskriminacija. Vėliau dar ir prisidėjo madų industrija. Moteris turėjo badauti, nes Viktorijos laikais lieknumas buvo moters grožis, laikomas gražiu ir moteris turėjo badauti, kad sulieknėtų. Ir tai atėjo iki šių dienų. Be to medicinos tyrimai buvo atlikti tik tai su vyrais, apie 30 metų, baltais vyrais. Ir vyrai atliko tuos tyrimus. Ir nenustabu, kodėl jie prirašė savo naudai viską. Jie tiesiog netyrė moterų ir nežino, kokios iš tiesų yra moteris. Tiesiog prirašė vien dėl to, kad jos mažesnės, neva jos turi lėtesnę apykaitą, kad čia tik diskriminacija. Vyrų savanaudiškumas kažkodėl tapo norma mūsų visuomenėje. Ir moteris turi mažiau būti savanaudiškos, altruistiškos turi būti, o vyrams tai normalu būti savanaudiškiams. Ir išvada tokia, kad nereikia tikėti tuščiais stereotipais, reikia pasikliauti savo kūnu, patenkinti savo reiklaus kūno poreikius ir jis jums smarkiai padėkos. Ir
Linkiu jums geros dienos.